brangieji, štai vėl aš čia, jau tikrai filmuoju filmuką po švenčių. Gaila, aš šio periodu iš tikrųjų laiko visai netrandu tam, tai dovanokite man už tai, kad šiek tiek rečiau įkeliu savo filmukus. Ir šiandien aš norėjau jums nufilmuoti dovanų filmuką. Tik dar aišku nežinau, kada jį įkelsiu ir kada turėsiu laiko suredaguoti. Na, tikiuosi, kad jūs taip pat gavote daug gražių dovanų. Jeigu nedaug, tai nesvarbu, vis tiek gavote kažkokį dėmesį ar kažkokias smulkmenas. Na, aš prisikroviau lovos pilną dalykų, tai galbūt ir nuo jų pradėsiu. Nerealų dalyką gavau, pažiūrėkit, štai tokią dėžutę. Čia parašyta Nail Care Kit ir būtent su Organic Extracts, tai ir Diamonds Collection. Tai atrodo štai taip, visa graži dėžutė. Čia dovanojo mano vyras ir sakė 2 metai garantija šitam poliruokliui. Taip, čia yra rankų ir kūno losjonas. Filmuoju prieš langą, bet matau, jums čia apsišviečia, nieko nesimato gerai. Čia tas poliruoklis, čia dildė, o čia, žinokit, man kaip patiko, aš trauksiu, yra nagų odelių aliejus ir įsivaizduokit jisai kokiu principu. Va, tokiu kaip rutuliniu, uždažai ir viskas, tai man tas labai įdomu. Tai tokia graži, labai įspūdinga dėžutė, čia viską aprašo, kaip naudoti. Man gal dabar ir geriau matysi šiek tiek. Tai va, tai čia yra labai nuostabi, graži tokia va dėžutė. Tada dar gavau dovanų štai šiuos Moschino kvepalus. Kvapas labai įdomus, bet taip atrodo pakuoti. Toksai, nu nežinau, tikrai aš tokių neišsirinkčiau, bet dovana yra dovana ir aš jie džiaugiuosi. Nemoku nusakyti, kuo tai kvepia. Ir čia iš tikrųjų labai neprašyta, aqua, dar ten kažkas, na. Toksai gal iš pradžių aštrus, bet iš tikrųjų paskui praėjus kažkiek laiko tas kvapas aštrumo nurimsta ir jie tampa tokie lengvi, švelnus, tai nu tiesiog labai įdomus kvapas. Tai jau kvepinsiuosi ir kvepinsiuosi. Toliau, ką aš jums galiu dar gavau štai šią knygą. Čia šitos dovanos iš tikrųjų nuo vyro visos yra. Tai aš skundžiuosi tokių dalykų, kad neturiu atminties. Na ir labai tas mane nervuoja, nes praeina savaitę laiko ir aš jau viską būnu pamiršus. Tai vyras nupirko gydantis maistas, aštrus protas, efektyvūs mitybos būdai, gerinantys atmintį ir smegenų veiklą. Tai va, teks skaityti, domėtis, kas pagerins mano atminties ir smegenų veiklą. Ir dar kita dovana, kurią tikrai sakau, kad tai vis dėlto vyras padovanojo, nors mes kartu pirkom, štai šis vestuvinis žiedas. Ten viduj deimantukas šviečia. Žodžiu, su žiedu buvo tokia istorija, kad mano vyras pametė savo vestuvinį žiedą. Na ir ką darysi, taip jau atsitiko ir mums reikėjo naujų žiedų. Tai vat vakar nupirkom naujus žiedus. Aš esu be galo patenkinta, nuostabių gražių žiedų. Taip, kad ačiū mano vyrai. Toliau. Čia gavau štai tokį žurnalą Happy 365 dienas ir nekarto net nemačiau, bet kas man dovanojo, pasakė, kad tai yra naujas žurnalas, tai vat pavartysiu, dar net nevarčiau. Prie šio žurnalo buvo pridėta štai šis Essenso lūpdažis. Jo irgi nebandžiau, graži spalvyti, tokia koralinė. Tai va labai įdomu, kad prie žurnalo net buvo įdėtas ir lūpdažis. Tada oi, nepasiruošiau, bet gavau dar kojinaitės Pompėja. Ai, nu nieko tokio. Tada gavome dar, vat, matote, turiu maišelį, neišpakuotą, čia mes gavome su vyru. O štai tokią gražų
butelį šampano. Butelio čia nesimato, pabandysiu ištraukti, nors aš net nežiūrėjau, kaip iš čia atrodo. Aha, čia. Gal taip aš lengvai neištrauksiu. Štai toksai butelis šampano. Galvojom, kad išgersim per naujus metus, bet neišgėrim. Tai bus proga kitą kartą šį skanų tikriausiai šampaną išgerti. Kas dar? Dar štai tokį didelį voką gavom čia irgi su vyru. Štai tokį gražų sveikinimą. Ir tokie bilietai. Čia yra bilietas į Trasalį, poilsio kelialapis. Tai su vyru važiuosim rytoj. Žiūrėsim. Aš niekad nesu ten buvus, manau, kad tikrai patiks. Ir esmė tame, kad kažkur išvažiuot, aš to esu pasiilgus ir labai to noriu. Tai va, tada dar gavau tokį sveikinimą ir viduj tenai yra pinigėliai įdėta. Tai va, pinigėliai. Kas dar? Dar čia matau. Tada saldumynai. Štai toks marcipaninis saldainis, supakuotas gražiai. Vėl saldumynai. Štai tokie vafliai karameliniai. Tada tokia lėkštutė. Ir čia įsivaizduoju, kam čia pasidėti. Padažinė gal? Iš tos pačios serijos. Puodelis štai toksai. Gustav Klimt. Ir kas čia dar man atrodo. Dar įdėta, žiūrėkit, koksai saldainis. Tai tokios mano yra dovanos, tikrai jos nėra visos, bet nenorėjau, tai prasme, dar šiandien važiuosim irgi, manau, kad gausim dovanų, nes mes irgi dovanosim. Tai tikrai manau, kad dar gausim dovanėlių, bet manau, kad čia pačias pagrindinės aš gavau ir daugiau tokių įspūdingų nebus. Aišku, labiausiai džiaugiuosi šią nuostabią dovaną. Ir žinoma visomis kitomis. Taip kad ačiū, kad buvote su manimi. Jeigu jums nesunku, parašykite komentaruose, kokias nuostabias dovanas gavote jūs ir pasidžiaukime visi drauge jomis. Linkiu jums gražios dienos ir iki kitų susitikimų. Ate. Na, žinokit, aš dar grįžau, trumpam minėjau, kad kojinaitės gavau, tai pagalvojau, aš jas tikrai parodysiu, tai va štai tokios. Aš šioje firmoje dirbau, tai kas dovanojo, tikriausiai net nepasižiūrėjo, iš kur šios kojinaitės, tai buvo labai faina, nes sakau, prisiminimai geri. Tai va, nuostabios Pompėja kojinaitės. Ir dar kitą dalyką pamiršau, matot, kitas dovanas, ką gaudavau, dėdavau į vieną vietą, o štai šias dovanas kažkodėl susidėjau jau iš karto, kur jom priklauso būti, tai aš jas ir kažkaip pamiršau. Štai pažiūrėkit, gavau Coco Chanel nuostabią knygutę. Aš nerealiai esu laiminga, nes tikrai super knygutė. Vat kaip atrodo ir kiekvieną puslapį. Laukit. Va čia visokių žodžių parašyta. Nu ir perskaitysiu čia, ką atsiverčiu, kas parašyta. Kai kas mano, kad prabanga yra vargo priešingybė. Taip nėra. Tai vulgarumo priešingybė. Na, tikrai faini žodžiai. Tai va, dabar tai jau tikrai viskas, daugiau nieko nepamiršau ir iki kitų susitikimų.